Vakaras ir sveiki sugrįžę. Taigi, šiandien konkrečiai pakūkinom, tai galiu pasakyti. Oi, sariukas. Taigi, priekim prie vakarykštės, apžvelkim įvairių čia tai gaunat. Ok, čia paselinom, tik profitą buvau nusistatęs šitą lauberots. Ne, aplamai, čia equalaus man tik profitas buvo, bet pasiekiau savo profito limitą 500 per dieną ir tiesiog išėjau. Dažniausiai, jeigu nepasitikiu setupu, aš visada taip darau, nes geriausias būdas yra apsaugoti savo kapitalą, ypač tokiais laikais, kai Amerikos prezidentas yra Trumpas. Aišku, nieko blogo aš apie tai nesakau, nes labai daug gerų galimybių jis marketą suteikia uždirbti. Taigi, eikim šiandien tiesiai prie reikalo. Dabar tai, ką turim. Turim gerai pakūkintą setupą. Aišku, aš bandžiau darbę šitą setupą pagauti ant telefoną, buvau kitą accountą pasijungęs ir ten nebuvo subscriptiono nupirkta, tai 10 minučių data vėlavo. Tai aš, žodžiu, selinau šitoj vietoj. Iš tikrųjų, čia rodiklytė tik atsirado, tai, žodžiu, buvau per telefoną vieną accountą pasijungęs ir kitą accountą pasijungęs ir paskui galvojau, kodėl aš tai padariau. Žodžiu, balaganas gavos. Šiandien visą tokią dieną labai įdomi, ir darbą pramigau ir panašiai. Taigi, reikalas toks. Atsidarė marketas, mes paakumuliavom, čia manipuliavom į apačią ir aišku, čia padarėm valandos order bloką. Padarėm valandos order bloką ir mes dalytę, kad tai sudrinioja ant greičio. Taigi, marketas atsidarė čia. Čia nusėmėm šiek tiek likvidumą Londono sesijai. Tada pradėjom belstis į viršų. Ant 8 valandos padarėm order bloką, kylam į viršų. Ir matot, kylam į viršų ir sustojom, neiškirtom šito high, o jau šitas high, kildamas jisai stiebėsi į viršų, pasiekto šitą. O čia šitie high, šitas gaunas relative equal, čia realiai visas liquidity poolas, low resistance liquidity, iki pat čia. Ką mums rodo ir projekcijas? Ne? Rodo. Aš sakau, projekcijas man didžiausia šviesa į gyvenimą atnešė. Be projekcijų, kai treidindavau, būdavo kartais labai sunku nusistatyti, kur tas mano tik profitas bus, arba nebuvau tiesiog tiek įgūdęs treiderių. Taigi, leiskimės biškį žemiau. Initially mano bias aplamai ant daily charto ant 4 valandų buvo bearish, nes čia breikinam struktūrą į apačią. Bet dabar matom, kaip mes varom susirinkti vėl visą šitą likvidumą, kadangi mes tai darom. Ir po šito order bloko, po šito 4 valandų order bloko likvidumas buvo nuimtas čia. Tai šitas realiai order blokas yra visiškai nevalid. Tai vėl tiesus kelias all-time high. Atsižymėkim čia dabar, kur yra 31 ir nuo 1 January. Tai nuo čia. Ką mes padarėm? Realiai yearly candlestick power of 3 darom. Tai akumuliuosim, manipuliuosim ir bus distribucija. Tai dabar, sakykime, esam vis dar akumuliacijos fazėje. Ant daily charto čia... negaliu pritaikyti daily. Weekly chartą galiu pritaikyti. Weekly chartas prisitaiko, kad atidarėm čia kažkur, sakykime, fuktusą, manipuliavom į apačią, suragavom į šitą order bloką ir pakilom į viršų. Kadangi suragavom šitą order bloką ir ant daily order bloko šitų candlestickų formacijos, mus iš karto siunčia į viršų. Savo bias šiaip pastaruoju metu kažkodėl rečiau šiek tiek pataikau, bet viskas yra normalu, vis tiek pavyksta uždirbti, nes rizikos valdymas pas mane yra on spot, kas mane leidžia suklysti. Tai galiu tik pasidžiaugti. Taigi, ką mes čia turim? Mes turim čia breaker, low, high.
lower low, higher high. Ir mes dabar, jeigu grįšim į šitą zoną, šitą breaker bloką, mes iškart galim imti vieną standard deviation projekciją į viršų ir nuo tos projekcijos, kad ir kaip keista, mes gausim all time high. Jei norit, galim pasitikrinti. Kur taip. Nu beveik čia galioja, nes dažniausiai jeigu būna vienas standard deviation ir arti nėra PD array kokio nors ar liquidity levelio, iškart pasižiūrime kairę pusę ir ką matom, kad čia nieko sveiko nėra. PD array visi panaudoti. Į šitą fair value gapą mes dar negrįžim, bet man atrodo jokios esmės nekeis, nes čia breakout market structure padarė čia nėra į apačią, sureagavo į šitą fair value gapą, tai realiai mes šitą užpildysim ir šitą kai užpildysim, manau, kad šiek tiek grįšim atgal į range. Grįšim į displacementą padarytą šitoje vietoje nuo šito high. Ir tada vėl tekinsim viršų. Bet, aišku, atsižvelgime tai, kas pasaulyje dabar daro su tais karais, visokiam Venezuelam, Grenlandijam ir taip toliau. Marketas labai įsteigiškai tokius dalykus reaguoja. Ir šiaip Trumpo kalba prasidėjo prieš 7 minutės, tai man įdomu, ar pamatysim kokią žiaurią manipuliaciją ar ne, nes būtų pats laikas iš tikrųjų. Jeigu candlestickas atsidaro ir labai gera manipuliacija būtų šau dugnan. Šau dugnan iki kur? Weekly chart, aišku, atsidarykim šiek tiek paprašiau naviguoti, tuose reikaluose bus, išjungkim viską, kad net nematytume. Tai sakykim taip, dabar kažkas paaiškės Trumpo kalbą, kažkas tai negerai, koks Maduro gyba pjauna Venezuela ar dar kažkokias tokias visas nesąmonės. Manau, kad leisimės bent jau iki čia, kitos vietos. Jeigu nenuimsim all time high. Jeigu all time high nuėmė, all time high niekada nešortinė, nes čia savižudiška misija. Ir šiaip, kaip matom, čia padarė akumuliaciją, manipuliaciją ir dabar daro distribuciją. Tai nuo weekly charto realiai čia yra manipuliacija. Čia kai Trumpo tarifai buvo visos tos naujienos. Tai realiai nuo čia, nuo body iki čia jam projekcijas. Ir dabar mes turėsim kainą, iki kurios kaina kils, kaip pramuš all time high. Tai ta kaina 27K. Dar yra nuo monthly manipuliacijos, skaičiavau šitą tą patį dalyką. Nuo monthly manipuliacijos irgi gaunas tas pats beveik. Žinau, kad tarp 27 ir 29K kažkur kaina iki ten longinsi pramušus all time high ir daugiau, nežinau, žiūrėsiu, ką rodo valandos, 4 valandų bias, kad galėčiau nuspręsti. Taigi, jeigu rejectinam ir nepaėmam all time high, sakykime, nutinka kažkas pasaulyje, kokias naujienas, kas dabar labai tikėtina būtų, tai mes šausim į apačią čia, sumanipuliuosim šitą low ir tada nuo manipuliacijos svingą galėsim imti tokią pat projekciją, kaip pirmą čia ėmėm. Ir tada mes žinosim, kiek pramušus all time high dar kaina kils. Ok, daily chartas. Daily chartas viskas dar aiškiau. Čia mes realiai užmanipuliavom ir nuo šitos manipuliacijos galim projekciją į viršų. Nes čia gana manipuliacija buvo, jeigu, matot, trendas yra į viršų, kaip neimtinai. Kaina eina į viršų. Tai reiškia, mes ant daily charto, šit ne visada buliš esame. Ok. Čia užmanipuliavom, padarėm all time high, neapačia, retracementas. Tai nuo šito retracementą būtų labai patogu, malonu ir gražu nusijimti standard deviations į viršų, bet jeigu aš turiu nuo weekly pasidaręs ar nuo 4 valandų ar nuo 1 valandos, kadangi aš day trade'inu, nebedarau swing trade'ų, nes tiesiog labai psichologiškai aprauna tave. Tai nuo 4 valandų ir 1 valandos chartų pasidarau savo bias ir tiesiog trade'inu. Prisijungiu prie charto 8:30, kas pas mane laiko jos, tai yra 14:30, ir nuo ten pasidarau šiokį tokį bias, apsižvalgau viską, ką kaina padarė ir nuo ten tiesiog imu trade'ą atsidaręs market. Gal šiek tiek nestruktūrizuotai visada aš šneku, bet aš esu koks esu, nežinau, bus matyti ateityje galbūt kažką pakeisti, bet kadangi aš šitą visą kanalą pradėjau dėl savęs, kaip žurnalą,
ir ateityje galbūt kaip įrodymą kažkam, kad tai pasiekti yra įmanoma, kad klausyt žmonių, kurie nieko bendro su šituo neturi, yra visiškai neverta. Jeigu tau automechanikas, nežinau, koks automechanikas, suvirintojas, karvių melžėja ar dar koks, nežinau, kastruotojas ar sėklintojas sako, kad iš treidinimo pragyventi neįmanoma, čia yra netikra, neįmanoma, kada tu po 10, po 15 metų pasieksi, jeigu galų galiai eina žmogų įtikinti. Tai tiesiog netikėk. Šitas kanalas tau bus kaip gyvas įrodymas, kad tai padaryti yra įmanoma. Jo labiau ne užsienio kažkokie kanalai, o tiesiog paprastas žmogus, lietuvis, toks pat kaip ir tu. Jei kažkas netiki tavo svajonę, nekovok. Tiesiog nekovok. Daryk tai, ką darai. Pats patikėk tuo, ką darai. Patikėk, aš žinau, kad nieko iš to neišeis. Manim netikėjo žmogus, kurį aš labiausiai mylėjau. Neprašiau tikėti tą pačią svajonę, kurią aš tikiu. Aš prašiau manim tikėti. Tai, long story short, I'm back. Ok. Baigiam rentinti ir grįžtam prie galų. Tai va, 4 valandas užmanipuliavom, esam buliš, grįžome į order bloką. Bet šitas order blokas toks biškis naudotas, bet sakau, čia atrodo man kaip breakeris. Low. Nepalėtam šitą pičiuką. High, lower, low. Grįžom order bloką, fukt į viršų, į 0,5 range, užmanipuliavom. Ir dabar sieksimės į viršų, nuimti šitą likvidumą. One standard deviation būtų šitas high. O, biškai pratemkim aukščiau, kas čia. Opa, taip va. Pozicija šiandien mano konkrečiai pakukina. Pagavau ir shortą, ir longą. Šiaip planas iškart buvo, kai atsidarė 9:30 bond marketas, iškart longė. Nes, akivaizdu buvo. Padarėm order bloką, kaina šiek tiek pasileido į apačią, nesureagavo, padarė order bloką, nusileido šiek tiek į apačią, retreisina, tada fukt į viršų ir jokio reikšmingo likvidumo realiai neiškirto. Sustojo ties čia. Tai dar vieną triuką parodys. Aš labai mėgstu triukus, tokius triukus, kur tu gali viską apskaičiuoti. Tai dabar čia pasakysiu vieną paslaptį. O šitas, man atrodo, Dieve mano kaip šlykštas. Įvers. Dabar žiūrėk. Matai, kaip čia 0,79 sureagavom, rejectinom ir bodžio neuždarėm aukščiau 0,79. Todėl aš vakar galvojau, kad bus shortas ir shortinu, nes rejectinau. Tada čia konsolidavom, manipuliavom, distribucijom viršų. Ir čia mes uždarėm body virš 0,79. Čia iškart yra indikacija, kad esam bullish. Todėl išlipau iš savo šito shorto, vis tiek planas buvo pašortinti tik tais iki order bloko, nes čia akivaizdus setupas longų buvo. Tai pašortinau kito order bloko, pamačiau, kad inversinam šitą fair value gap ir matot, net šiek tiek vėliau iš pozicijos išėjau. Tai va, žodžiu, čia selinau, čia išėjau, nusitraukiau, užsidėjau, kaip vadina šitas? Žodžiu, tiesiog vadinkim, fibus nusibrėžiau Fibonacci, padarėm breakerį. Va, bus dabar gera proga minutės breakerį parodyti. Aišku, jūs to dabar nematot, bet čia yra low, high, lower, low, higher, high. Mes padarėm low, high, lower, low į order bloką. Nors šiaip tikėjus, kad į 9.30 candlas, 9.30 internal range fair value gapą sugrįšim,
ir tada galėsi nuo ten palonginti dar mažesnį riską realiai iki šito lau, bet taip, čia riskas labai mažas buvo 20 taškų. Iki open dėjau, kad biškį sumažinti riską, nes jeigu vieną kartą order blokas sureagavo, negali dar antrą kartą grįžti reaguoti, nes jeigu antrą kartą grįžto reaguoti, čia yra nebevalid. Taigi, low, high, lower, low, higher, high, grįžo į breakerį, taip pat per vėlo gapą, unicorn setupas, o kaip tik ir atėjo laikas parodyti unicorn setupo pavyzdį. Pamačiau, kad unicorn setupas iškart pirma mintis buvo dėti 10 mikro poziciją, nes tiesiog mano mėgstamiausias setupas yra visada puikiai pareina. Tai va, breaker blokas minutinis, fukt, uždedam poziciją ir minimum iki čia, tai profitas, minimum. Bet kadangi mes nesam durneliai, mes žinom, kad čia užmanipuliavo tik tais iki order bloko nueit, tai mes prasitempiam projekcijas ir žinom, kur mūsų tikras profitas bus. Tai va, žodžiu, kai iškritam šitą likvidumą, aš tiesiog nuėmiau 4 kontraktus savo pozicijas ir dar vieną palikau į tokį drone liquidity, už vakarykštės New Yorko sesijos high. Taigi, ką man pavyko šiandien sugeneruoti? Jo, 587 iš vakar ir čia visas šitas profitas apie štukę eurų gaunasi šiandien. Jo, maždaug štukę eurų. Tai čia šitas švartas buvo, čia buvo 4 kontraktai longo, ir čia buvo likęs vienas kontrakto longo, kurį palikau tik profitą čia ir realiai stop lossas, man atrodo, buvo mano čia pakeltas, tai bet kokia tai, kad apsaugot kiek įmanoma daugiau to kapitalo. Taigi, tik, žinokit, nelabai ką daugiau turiu papasakoti apie tą setupą, nes žiauriai lengvas ir paprastas setupas. Šiaip, čia mano bread and butter setupas yra, tai realiai 22 metų mentorshipas ir breaker blokas. Tai jeigu abudu šitie į vieną sueina, tai iš viso kosmosėlis būna. Nes pats patikimiausias setupas. Excuse me, paspringus eilio. Tai va, kadangi marketas yra toks, koks dabar yra, aš džiaugiuosi, kad aš savo stop lossą uždėjau čia ant open, o ne ant šitą breaker bloko low, nes būtų mane suvalgę ir išskridę ten, kur turėjo išskristi. Tai va, viskas. Ir, dar aišku, lemba, kaip aš taip pasivedžiau. Fukt, šitą range 0.5 nusiemam, grįžom į discountą 0.5, žiūrėkit, 0.5. Discountas, breakeris ir dar per vėlo gapas. Ir dar order bloką grįžom. Ir dar nusileidom žemiau midnight open, 12 valandos opening price. Aš nežinau, čia man receptas sėkmė. Taigi, šiandien tiek. Šiandien recapą padariau trumpą, nes turiu dar labai daug darbo, kurį turiu padaryti. Turiu nuvaryti, susirašyti duomenis savo paskutinio mėnesio progresą. Reikia nuvaryti pasivaikščioti, pabėgioti. Galbūt grįžus užsipildyti žurnalą. Ir varyti mėgot, grįžti darbą. Tai va, ačiū Jums, kas žiūrit. Ačiū Jums, kas prenumeruojat. Ačiū tiems, kurie manim netikėjo, nes be Jūsų šitas nebūtų įmanoma. Taigi, gražaus Jums vakaro. Iki.